Vo, kas galėjai pagalvoti, kad naktis hostelį Las Vegas, už kad aš moku tik 26 eurus, tu ar dar ir savo baseiną, kad gali naudotis. Norėčiau iš tikrųjų vieną dalyką prisipažinti. Tie pradėjai sąžinį griaužti. Aš tiesiog imitavau, kad bandau čia tranzuoti, stabdyti tas mašinas, kad autostop čia pervažiuoti on Ameriką. Bet iš tikrųjų tai aš perbėgsiu. Aš bėgu per Ameriką. Sau kokią 5000 eurų. Sunkiai ir kuprinčiai, tai irgi 3-5 kg sver. Žiauriai vakar suvargau iš tikrųjų, kol įkėliau video, būčiau jau gal ir šiandien išvažiavęs iš to Las Vegas ir bandys varyti toliau link Miamiaus. Bet biškai susvėlinau, tai gaunas taip, kad pasėmiau dar vieną naktį hostelį ir šiandien dar paeksplorinsim Las Vegasą, nes manau, mums tikrą to ir dar kon pasiūlyti. Aišku, gal to ir biškai daugiau pasiūlyti, jeigu turi pinigų, bet kažkon gal manau sugalvosim vis tiek. O rytoj jau tada leisimės į kelią ir bandysim artėti link savo kelionės tikslą. Įdomus dalykas, sakyčiau, Las Vegas yra, turbūt esat girdėję, kad čia gali susituokti. Tiesiog labai nesunkia. Ir nemačiau jau ne vieną, iš tikrųjų, toj bažnyčielko, plytėlko, ir tipo gali susituokti ir galvojau, kad čia prikol. Žmonės čia prisiger, prisvaiksta ir sako, čia neėmės. Bet pasirodo, tos vestovis yra visiškai legalis ir visiškai teisėtas oficialis, tai jeigu susitokia ir iš tikrųjų susitokia. Ne on bairiaus, kaip sako, va, čia šitą vakar, kaip tik iš tikrųjų mačiau, moterį su vestuvinį suknelį vyrą ten su kostium irgi, fotografs ten fotkinans, tai įdomi. O, šitą žiūrėkit, fotosesija iš tikrųjų vyksta. O Jėzu, kiek čia tų vestuvininkų. Graži suknelė. Ko man čia reiškia? Pirmas pasaulyje drive-thru tunelis, meilis tunelis kažkoks. Wow. Tai daugumą porų tiesiog yra atvara čia į Las Vegas susituokti, nes čia ir pats paprasčiausias būdas padaryti tom viso Ameriko. No, I'm going somewhere there. This side, yeah. Yeah, you too, thank you. Tas grina turist. Ką norėjau pasakyti, čia įdomus statinys. Strat Tower vadinasi. Tai ten viršau yra viešbutis ir dar ten aukščiau yra toks atrakcijons. Ir kiek bandžiau čia pasidomėti, kiek kainuojam, pažiūrėjau, pernakvoti tame viešbutį, tai tik tipo $7, galvoju, blemba, visai pigia. Nu, iš paprasčiausias kambarys, bet po to pasirodo dar kažkai dasidėt mokesčią, resort fee ir taip toliau, tai rezumė $102–103. Kad vien tik, kad ten pakelti irgi apie $3, nežinau, iš tikrųjų tiksliai, ten vienu ar vienį apraškit, ar kitėp, tai čia toks plius minus. Laikas pietums ir mano followeriuką sako, kad nevalgytum McDonald's kiekvieną kartą, tai išbandyk Panda Express. Nu gerai, ir išbandysiu, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kas ši per maistas yra pardavinėjams. Panašu į kinietišką virtuvę. Sakė, pigiai ir. Blemba jo, čia bus skane. Good food? I will try it. And I will tell you if it's good or not. You're from Germany? No, I'm from Lithuania. Lithuania? That's quite good. Čia tipo pasiėmiau orange chicken, nežinau, apelsininį vištieną ir Pekino jautieną čia vadinas, plus ryžė. Išleidau $13. Gal tik biškai per aštrė manė. Belarus kanešėp. Un taba kokis algas, jeigu derbi tam šitą restorane. Nu pozicijas, aš priklausiu, nežinau, ten prieš mokesčius, po mokesčių. Blemba tos porcijos, nu čia dėdelis, bet kiek, iš tikrųjų net nesuvalgiau. Bet galim išpakauti ant sausainiok. Koks kits? O kur? Your clever mind will lead you to many rewards. Amen. Ačiū, kas pasiūlėt man čia pavalgyti.
Nu, jei galvojat, ko aš jums rodau, ne? Realiai nikau neipatingai, neišsiskruojant veitą, bet anator savo istoriją. Čia mėri garsus amerikiečių reperis Tupaks. Tai įsivaizduoju, kad dabar Tupaks važiavo vidurinį jaustą. Himarien savo prieš šviesoforą lauk, muzikėlis jaučiu klausos. Ir pystą atvažiavo davė į mašiną. Čia šitą. Atsidarė longą. Pau, 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 pau. 10 kulkų suleido, 4 iššonų pataikė Tupaką. Ir tą mašiną jų nuvažiavo ten toliau kažkur. Ir pusė šių deinų ligoninėje, man smėri. Ir čia yra toks kaip neoficialus memorialas, Čia žmonės atvar šitą, gerbėją. Ir užrašo. Daino žodžius gal, šiep kažkon, pažiūrėjau. Rip Tupac, ride till we die. Gone, but never forgotten. West Side. Vo, ne man vienam tą veitį įdomi. Ger šiep. Įdomi istorija. Bet liūdna. Ir ryton veitą man irgi pasiūlė atvaryti mon sekės. Tai irgi ačiū nam ir iš tikrųjų, nebijokit pakomentuoti kažkom pasiūlyti. Jeigu matot koresų ir žinot, kon galėčiau nuveikti, tai labai lauksiu jūsų komentarų ir ne tik. Belė, kon galėt kažkom patarti, ko norėtumėt, kad kas būtų kitaip, noriu tobulėti. Tai atsižvelgsiu visus komentarus jūsų skaitau. Dabar pro šalį tiesiog eidams. Irgi pamačiau įdomų objektėlį. Ten yra pastats, katrami vykst robotų muštynis, ko nežinau. Susikonstruojant žmonės visokius robotus ten savo darbius, įleidom su ringą ir anei ten kapojas lyg mirties. $5, kad pažiūrėti tas robotų kovas. Žiūrėkit, kai gerimok pasėmė iš deganų. Nu toks. Čia irgi yra vienas iš žinomiesnių Las Vegas objektų, tai čia yra Sphere vadinasi, lietuviška kap. Rutulys, sakykime. Aš tie pavadinsiu. Daino šviesos gal, aišku, dabar neatrodo taip įspūdinga naktį, šiaip kiek gera atrodo, plus gali įeiti į vėdą. Man atrodo, filmus ten išvės rodo, bet kainaun irgi normalia. Nuo $108 iki $700 priklausoma. Hi sir, how much is it? $2 one way, $3 for a 2-hour pass, $5 for a 20-minute. Yeah, okay, $3 taip pat. Thank you. Dabar einu iki tokios organizacijos, kad padėt benamiam. Benamiam, kad reikia gyventi tunelius. Primeskėt pužėmį. Ten tuneliai yra atsiaitiniai, neatsiait, ne yra skirti nuotekom nuletaus, kad nepatvintų visas miestas. Šiaip Las Vegas čia nedažna telin, bet ką plinta įlyn normalia. Tas žmogus, katras mane atvežė, sakė, kadangi Las Vegas yra tarp kalnų, apsups kalnų, dėl to tas vėjas lietus nukalnų į miestą plūst, tai tunelė tam ir padaryti. Tai kol nelyn, ten geranim, bet jeigu pradėt lytis, kad tik ten išplaunons su visas daiktas. Nežinau, ar ten galės nei nusivesti, man parodyti, pašnekintus benamius. Jeigu ne, gal bent jau paklausti, kur rondas tai tunelė, kur tas įėjams, kas nuėjo su veins. Meet you. Do you mind if I film? Is it okay or no? Film? Huh? Who are you filming for? For YouTube. Oh, no, you can't. Tai va, nei sakė, šiandien nevažiaus pas tų benamių, kur gyvena, nei ten tus tunelius ir sakė, kad ir važiautų, negalėčiau aš ten varyti vienas ir filmuoti, kas svarbiausia. Bet anei man davė lokaciją, tai varau vienas tiesiog. Nu, panašu, kad atėjom. Pažiūrėkit, kokį veitėlę, ne?
Aplinkau kaip gražiai viskas. Aukšti pastata. Platus keliai. O dabar pasižiūri čia. Čia matos daiktą jau kažkai sudėti. Ir po to tiltų prasideda tai tunelė. Realiai saulės panelį tą pastatyti net. Kibirą visokiai, nežinau, daug viskų nesąmonių matos šiukšlių. Kėdėjom tą padėt. Pasėdėjimo. Tai, baliam, čia taip sunkia nusileisti. Gal varau per aplinką, on to ir toks nuėjams. Nu, atrodo, tai ne ką. Iš tikrųjų, bet einam biški šarčiau, vis tiek pasižiūrėsim. Nu ir katron dabar įėjom rinkteis. Ne, šiaip jaučiu vėdų neės, žiaurė nejaukia čia atrodo. Žiūrėk. Attention, rain expected. Possible flooding. Toks įspėjams, kad neužėlgai gali būti lietaus nemaža. Kad negyventų čia nieks. Nes jo, ką pradeda lyti, tai čia patvins, ta prasme. Visor. Ir pavojinga tiesiog čia žmonėm ir būti. Gyventi jo labu. Virtuvė. Čia va ir to vandens kažkiek dar yra. Bet kiek daug daiktų. Įskaityk, tai tunelė per Vėsalą, palei Vėsalas Vegasą neišvedžiuoti ir bišk paeisiu viet, bet und kiek tomsė ten priekiai. Visiškai nėra jokios saulės šviesos. Nu, aš turiu kiaušius, bet ne tokius gal. Bet kiek nejaukia ten būti eiti. Nebūtina ten tai gyventojai pavojingi kažkokiai, bet nežinuosi vis tiek, nes taip įeini ir toks atrodo įkalinsiais. Užspaus. Blemba žiauru iš tikrųjų. Taip gražiai, viršovės tvarkinga. O gali būti, kad tiesiog va čišta po tavėm žmonės gyvena. Kosmosas. Kad nebūčiau vienas pats, kad būčiau su kai draugeliu, ar kad va būčiau su ta organizacija, kad padėtim benamiam, tada drąsiai, bet vienam tai ne. Viskas užteks šiandieną jau, sakyčiau. Vakarienė salotas, krekerė ir šalta kava, kad ron beidams išgėriau beveik vėsiau. Iš 7-Eleven čia pirkau $10 kainavo. Kon viskas, Las Vegas, čia paskutinį dienį jau mane buvo. Tai tiep čia užsibuvau, tai rytoj jau judam. Judam link Tekslą, link Miamiaus. Iki rytojaus. O, labas rytas. All good, man. All right, have a good one. Take care. You do, see you. See you never. Susikruojo visą šmutį. Ir kon, reikia judėti link to Miamiaus kažką. O ką aš planuoju ton padaryti, tai esu dabar čia. Ir man atrodo, būtų gera atsidorti vo čia, pala, čia šitą man atrodo. Jo, čia šitą atsidorti kažkur. Nes, pažiūrėkit, įsijungi palidovą. Tokia aikštelė ir... Tokia aikštelė ir kiek fūrų. Tai čia aš tikus yra tokie fūristų sustojimo aikštelė. Ir galėsiu eiti šnekinti, ten nusisteika neilgus atstumus važinėje ir taip įveikti šiandien. Nemaža. O kad jie nusigauti kitos veitas 3 persėdimą su viešuoju čia ir 2:30 valandos mažiausia. Nesąmonė arba Uberis, bet $3-7. Varau savo tikas. Pirms autobusas
Done. Priklausome. Čia statėlė, bet nenorum saulės būti. Pabūsiu čia. Atrodo, kad palaus skarbė, ne? Bet čia yra sweet tea. Arbata. That's my channel. Thank you. Antras Sautiks. Done. Thank you. Ir trečias Sautiks. Done. Ir už $5 tik tas. Tai Kondaba. Graži vietėlė iš tikrųjų. Kalna šitą aplinkom savo. Gal droną išėjtų pakelti čia. Opa. Gerą paskraidėm užteks, varau iškuoti furistų. Šitą matau Seat Veins. Pabandys pašnekėti. Sorry to disturb you. I'm trying to hitchhike all across America. Maybe you could help me. You can, right? Okay. Hey, if they see you, I'll get in trouble. Wow. Is it like okay. Facing this way and that way. And it's like in every truck like that? No, just my company, not all of them, but like they see. Nu, pradžiai jau nekoki iš tikrųjų. Nu, tokį įdomų dalyką sužinojau, kad pas kai kurius sunkvežimių vairuotojus yra kameras. Įmonės tipo įdėtas kameras tam, kad vairuotojai ten su telefonu nežaistų be vairuodami ar šiaip ten nesąmonį nedarytų, nepaiminėtų kažkokių pakeleibių. Nu, bet ko, bandom toliau kiet variantai, čia nelabai turiu aš. I'm not going that way. Okay. Thank you very much, sir. Excuse me, sir. Do you mind asking which way you're going? Which way? Yeah, because I'm just trying to cross, America and Yeah. I'm No, hitchhiking. I'm staying here. Okay. Daugumas sunkvežimių užvesti yra, bet privair nieks nesėd, man atrodo, visi sulindė ten savo namus, kaip sako. O užvesti dėl to jaučiu, kad kondišus veiktų, nebūtų anim ten karšto kabino. Kalbant apie amerikietiškas fūras, tai pažiūrėkite, ne, kokį an ir ilgą. Čia mini trobas, kad tik viskas ten ir ko reikia. O kodėl taip nėra Europo, nes man atrodo, kad palei įstatymus negali viršyti visas junginys kažkokį tai ilgiaus. Dėl to Europos suspaud žiaurę fūrą padaro kuo mažesnį, kad galėtų daugiau veids lėkti priekabą ir kroviniam. O čia tik priekabą negali viršyti tam tikrą ilgiaus, dėl to gali patį fūrą tipo padaryti ilgesnį. Liktai. Šitą pažiūrėkit, ką apkeita atrodo. Kosmosas. Nefilmuoju kiekvieną kartą, kaip klausiu, ar galėtų pabėgti, bet dabar irgi šitą paklausiau. Ir sako, nu, gal ir galėčiau, bet sako, aš neturiu tiesiog kroviniaus, dabar tiesiog stovu, čia tušts. Tai va dar ir tie būn. Laukiu, Marinį bandai jaučiu kažkaip susišaudyti krovinį, kad turėtum ko vežti ir kur važiuoti. Nereik visko filmuoti, nes čia prikals, tai sakau, bandau pervažiuoti Ameriką, ar galėtų man padėti kažką, pasiėm pinigai, $5 daug. Sakau, nereik, sakau, gal galėtum pavežti, jeigu važiuoju, ant paskui, man reik. I'm sorry to disturb you, I'm trying to hitchhike all across America. Maybe you could take me to the way you're going. I ain't going nowhere until tomorrow. Oh. I gotta go make a delivery right down the road. Čia šitas žmogus tie pasiimėti fūrą jaučiu ir nuėjai nusipirkti kažkoje parduotuvėje. Palauks, kol grįš, pašnekinsiu. Excuse me, sir. Excuse me. I'm trying to hitchhike America. Maybe you could take me somewhere you're going. No. Thank you. Realiai jau kokį, nežinau, 20 gal žmonių paklausiau, nieks aišku nepavežė.
Bet pavargau besivaikščioti su tą kuprinį, palapinį, bėlė kiek didelį šitą aikštelį. Tai biškį pailsėsiu, bet tuo pačiu, kad nenuėjtų laiks veltau, tai pailsėsiu tiep, tiesiog stovėdams. Realiai fainė buvo, kontik irgi buvo čia iškėlis laikau ton ronkėlį. Nesustoju žmogus, bet jie pažiūrėdams o širdai parodė. Maladėts, tai pasakė. Skol. Džiugau. What do you think is the better place for me to do it, like to catch some truck drivers here or the other side? Like people going that way usually stops there or this way? Probably Probably the other side. other side, right? Yeah. So, I mean, it'd be a hard call. I'll try. Yeah. I'll try. Might be better off before. You can't take me too, right? No, I can't. Okay, My okay. insurance doesn't cover it. Yeah, no. You have to like get their license and send it in and all that stuff. No worries. Vieniai negali tiesiog paimti pakeliaivių, nes tada draudėms negaliu nei ten, tipo, nei kroviniau, nei anam pačiam, jeigu kažkas tiek nedaug dėjai. Bet būtanim, tai tas žiaurės sumažien tikimybė man kažkon surasti. Bet, tipo, sako, gal būtų tau geriau ten varyti ketpost. Tai gal bandau nueiti iki ten. Atėjau šitai ketpost. Ir čia tų fūrų nemaža. Mašinų šitą daug susto, kur užsipilti. Nežinau, čia geresnį veit ar ne. Bet jo, kol kas vais jokių. Bet už pastangas, manau, reikėtų apsidovanoti savį spurgą iš Dunkin Donuts. Toik paprastas spurgelį. $2. Su šokoladu vidom. Excuse me, sir. Would you guess what kind of question I'm gonna ask you now? No, I'm trying to hitchhike across America. I'm thinking maybe you could take me wherever you're going. Can? No worries, man. Lyg želyt pradėjai. Lašnuoti biškėlį. Geras pirm kartą. Prasėjau dar kartą pro aikštelį ir suprant, kad čia su furistas nepais, ne variants. Pakalbins vien kiet lengvai mašinį jau šitą. O vėliau jau čia, tiesiog ant kelių stovėti, man atrodo, geriausia bus. Ne, vis šitą pasidariau ženklą. Ir bandys stovėti čia, bet davai žiūriu, kad čia mašins nevažiau nušvies. Nu jo, nebent kažkas tipo susto čia po Kimarento dvarą toliau, bet ryškiai per maža šitų mašinų. Hey man, any chance you're going towards there? No. Priejau prie žmogaus, sakau, gal galėtum paviešti, bandau į kietą Amerikos postį nuvažiuoti. Ne, sak. Ne į Miami te važiuoju, sak, važiuoju į Phoenixą, kur realiai pakeliau ir man žiaurė būt su N. Bet sako, aš čia pelns esu, nors realiai, nu jo, ten buvau tą mašiną prikrautų daiktų, bet jei labai būtų norėjai žmogus, tai ten būtų paėms man, būtų ten vis telpiant, bet ne visai gal norėjai, tai sako, ne, sorry. The casino that way, yep. Okay, I'm gonna be there problem now, okay. Thank you. But they'll probably tell I you was saying, something. they secured the whole block for us right here. But I mean, So your best bet is just yeah, like, you go could down try to go that to way. Petra over here. They might let you stay over there for a little bit. Sako, šlaistykėjai įkėt posį, einu ir sako, mes turam tave išvaryti iš čia. Jup, papa. I think wherever you're going is better than this place. Yeah, well, I'm going to Boulder City and jump in. I'll give you a ride to Boulder City. Okay, okay. Good guy. I am, Where you yeah, from? 6'6". I'm from Lithuania, if you ever heard of this country. Yeah, I've heard that question. Trying to hitchhike America from Los Angeles to Miami. Come from there. What are you doing here? What is your plan? Like, my plan is to stop cars and get to Miami. Stop cars. You got a long ways to go, buddy. Please have a gun on yourself, right? Yeah, of course, for safety. And from the other way around, like people often like is scared to stop because they think I'm gonna be dangerous, you know? Yeah. I can tell you when I was thinking you were here in Boulder City. You lived here. I'm like, I think I live in Boulder City. So I came back around because it's a long walk. So and that's like the first thing I You look very like badass, you know? Yeah. That I like that so much. Right. Do you mind if I like put you on a video? Yeah, go right ahead. Yeah? Cool. This driver picked me up. Yeah, this driver picked me up. Tattoo free picked me up. Yeah, look how crazy he looks. Yeah, Badass. crazy. Nice, thank you so much, man. Yeah, you're welcome, buddy. So where do you want to go? I mean, you need a hotel room? You're just gonna hang out here for the night? You're gonna keep on traveling on?
Yeah, Keep on stopping cars. yeah, I keep on stopping cars. Keep on stopping cars. Yeah, so I can get you closest, because the only way you're going to get there is you have to go down through Kingman and just keep on going that way. I mean, wherever you think the best place is to do my stuff, then... And you're just by yourself, man. That's gotta be, it's gonna be kind of lonely, you know, by yourself and shit. I mean, I stop cars, I meet a lot of people, you know, so I talk a bit, and that's enough for me. I'm not like very extroverted. Right? Yeah. What about what you do in life if it's not secret? That's true. You gotta have adventures for sure. I change all the time. I say I want to do something one time, and I'm doing it. Oh, that's I say I'm nice. going to do that, and I like sky jumping. I'm jumping out of a Sky jumping? Yeah. Nice. I swore up and down I'd never fucking do it. I'm like, nope, there's no way I'm ever going to do it. I wanna And try my it. friends, and once I said yes, I couldn't back out. But first time was scary or no? Oh hell yeah! I was scared Hell the yeah. shit out of me. I was scared for 2 weeks, man. I was petrified. I was a wreck. I was a fucking complete wreck for 2 weeks. Great. Whoa, what a view. Yeah, That looks amazing. it's pretty cool. That's man-made. That's the largest man-made lake in the world. Really? Is this like the hotel specifically for that? No. No? But there is hookers, right? There are hookers around. There's male hookers. There's regular transvestites. You got a girl that looks just like a girl, and you got a dick. So, I picked up one time. Oh, wow. I mean, I'm very thankful. You're welcome. Good luck, bro. Good luck, yeah, Stay safe out there. appreciate it. Don't get any bigger, for God's sakes. Okay. See you. See you never, probably, right? Never, bro. Yeah. Gal ir geriau nei nieka, bet ar čia gervėti ir nepasakyčiau irgi. Kap čia daryti? Matau porą fūrų, paklausiu. Ir kito pusė Degans. Ten galiu pašnekinti žmonės. O jeigu ne, tai manau, stotin keliausi ir iškelti nykštį. Tiesiog. Saka, čia vėl kalbino vien žmogus, saka, nu nepatarčiau aš tau taip daryti, saka, nes čia yra Amerika. Saka, čia turam labai daug blogų žmonių. Tu nežinai, saka, kino mašiną lipi. Nu tai gerai, tai kon dabar man į Lietuvą atgal svei. Oh my god, this guy comes to me and he's saying Labas. Labas. Say, are you from Kaunas or Vilnius? No, I'm from a small city, it's called Telšiai. On the coast of Klaipėda. Klaipėda? Yeah. Oh, And, nice to meet you, man. And they come to this, and then all this electricity is moved in, even all the way to California. But you got to see this. So what I'd like you to do, I'm going to wait for you right down here. But I want you run up to that, see that concrete circular thing? Yeah. And then you're going to go onto the bridge, and you're going to look down on the dam. And you're going to see Lake Mead where it began. And you wait for me? I wait for you. You sure? Yeah. Oh yeah, I got your stuff. I will not leave you, I promise. I'm just going to go park right here. Okay. Trust me, all right? Okay, I'm Look gonna... at me. I'm an honest guy. Okay, I see, I believe you. Okay. I will run. Yes, good. Eik, tu ką, fainė. Primės, kad nuvariau į Deganą. Vūnens įsipilti. Ir ten kažkoks aparats. Ir nežinau, kaip veikons. Paklausė žmogaus, sakau, gal žinai, kaip čia to vūnens įsipilti. Kaip čia veik. Jo, ten parodė. Sakau, nu jau, kad tave užkalbinau. Gal netyčia važiuoju į kažkur ten link Phoenixą. Sakau, noriu į Miami nuvažiuoti. Ne, sako, bet važiuoju apie 100 mylių link ten. Sakau, gera, gal galėtum pavežti. Tai jo, paveš. Matos, ką normalus Sakions pilots ir United Airlines dirba. Ir tikus, kad jums neišvažiaus su man daiktas. Man atrodo, kad čia reikia eiti. Čia. Oh my god. Čia yra Hoover Dam, man atrodo, užtvanka kažkas. Dėl tos veitas 7 ten valstijų, kiek tor vandenį. Gal aš ir nusišneku, nežinau, nu kažkom panašaus sakė. Bet wow! Ei, aš žinau, ton veitas žaisdavau GTA, man atrodo. Ir per GTA žemėlapį ir grinavo šitą va tą užtvanką. Atsimenu tos bokštelius sunta. Sustoji žmogus pavežti. Ekskursijai dar va. Sak, nuvaryk ten pasižiūrėk.
Koks gyvenimas ir nenuspėjams. Aš negaliu patikėti, kad man sekas. Žiaurė graži veikta, bet nelaba turiu laiką džiaugtis, nenoriu, kad tas žmogus ten lauks man ilgą. Tikus, kad lauk. That amazing? Yeah, glad you didn't leave me there. It's beautiful though, yeah? Yeah, thank you so much. That's looking down, it's like 850 feet to the water. 850 feet to the water, wow. Yeah, you could jump off with a parachute. Right? I mean, they This don't place- let you, it's against the law. But so- people have done it. Ah. You know, base jumper, you know, that. So glad that you can take me and I Yeah. can have this chance, you know. I didn't expect that. Yes. I don't have enough words, you know. Yeah, good. To Did you get some describe- good pictures? Yeah, Do you they need to charge your phone or camera? I would need it, yeah. And you were flying with F-114? F-14. F-14, the Yeah. plane which It's is called called, F-14. Tomcat. The F-14 Tomcat. I imagine, yeah. So I might Google it now. You know how to fly this plane? Wow! So there's that concrete that you were, remember you walked up to the top, that roundabout? Yeah? And then you walked onto the bridge. So we're going to cross the bridge now. We will go through that bridge? Yeah, we're going right now over top. Oh my god. O, čia aš buvau. To vieto, va, žiūrėjau į ton. Tik dabar nesimatai iš to vaizdo. And then I've been all over Asia. China, Wow. Beijing, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Taiwan, Taipei. I just was in Manila. I really like Asia a lot. People are very nice. Me too, yeah. Very friendly. And for you, being as tall as you are, you get a lot of people looking at you. Yeah, that's true, yeah. Yeah. And what I saw from traveling, when you travel to countries that are like poor, you know, not that developed, people are more friendly than in countries Yeah. that are, but Goat. tas tiltas, kur prieš tai matėt, buvo pastatyts ožkom, kad pereiti tiesiog kalnus, kad nenutrenk mašinas ant. Yes. Wow, Aviva. We'll do one more stop, and then there's nothing really else to see to the kingdom. There you go, though. That's the Colorado River. Thank you so much. I'll be quick. Yep. Tai žmogus ne tik, kad mums pasiėmė ir nusiveš ten, kur pats važiavom, bet ir dar ekskursija šitą dar, kiek pasako visko. Aš negaliu patikėti. Žiūrėkit, kokį veitėlį. Colorado upė čia yra. Go to the lake over here, down Lake Mojave. We take it all the way up and go all the way to the dam where you were. Wow. You could bring your boat all the way up. It's legal to go to the dam with the boat? Yeah, well, you could. They have it, you know, where there's buoys. You can't get like within half a mile, you know, for security. Uh-huh. But it's pretty impressive because that dam is very high from the water up. Yeah. But yes, when my boys were young, we'd water ski. Is it true that like there's two pilots flying, right? Is it true that you need to have different meals? It used to be that way, But it's not anymore? No. That's a lot slow. I don't know. I think this is your best bet. So from here, I try to go to Phoenix. Yes, you asked me. I'll try to reach my goal. You're gonna make your goal. I'm gonna make it, yes. I know you're. No, don't say try. Say Yeah. You know how That's what I'm positive saying. thoughts. Yes, So you will do it. yes. So that I flew that plane this morning from Manila to San Francisco, and then I flew from San Francisco to Las Vegas. Stopped at my house, saw my mom and dad quickly, and then came on. Oh my god. What a person I Going meet. to Phoenix? You driving to Phoenix or no? No. Nah. I picked up this young man up in Vegas, and he's trying to get on to Phoenix. So, young man, good luck to you. Good luck to you too. Yeah, it's nice Yeah. to meet you. Enjoy your life. Give me a hug. right. All right, I'm all so right, grateful. brother. Thank you so much. Yeah, you have a good life, all right? Yes. You got Biški reikia laiką atsigauti. Ant kiek aš keliaudam sutinku daug gerų žmonių. Kosmosas, negaliu patikėti. Dar atsisveikinant, sakė, nu ir $10 man nusiimsim už tai. Nereik, sakau. Juk, kur aš dabar randus? Čia dabar esu. Ir sakė, kad protingiausia dabar man būtų tiesiog ieškoti žmonių, kad reikia važiuoti į Phoenixą. Tai ton
ir bandysiu padaryti dabar, nors jau ir su temien. Blemba, gal pagalvojau, kad būsiu čia dabar. Realiai aš galėčiau čia varyti, bet ir dalyks, ką man reikia editinti ir vidaus jums serviruoti, tai čia, manau, bus gera vieta ton padaryti. Buvau čia prieis darbuotos ir pašnekėn man, papasakau, ko darau. Sakau, ar niek tokį, jeigu čia Kimarin sak, ne, dėl man čia ves naktbuk. Und su ofis mėguoti neleisti jauč, bet kas tur palapien. Tai ko, na gerdat. Ačiū, kad žiūrat, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad komentuojat, subscribinat, followinat. Susitiksam už kelių dainų, o aš kaip jos like, siuntu jums bučki. Iki.